Labadiena, mano vardas Rimantas, esu jogos mokytojas ir šiandieną kartu su jumis pakalbėsime apie tai, kodėl užsiiminėjant jogą svarbu laikytis jamos ir nijamos principų. Jamos ir nijamos principai tai yra 10 etinių ir moralinių jogos principų, kurie yra aprašyti Patandžalio jogos sutrose prieš 2400 metų. Jamos ir nijamos principai, kai juos pritaikome savo gyvenime, jie sukuria tam tikrą pagrindą ir pamatą jūsų jogos praktikai. Tai yra, kai jūs gyvenime laikotės jamos ir nijamos principų ir praktikuojate jogą, tai jamos ir nijamos principai jums sukuria kaip tam tikrą apsaugą, tam tikrą pagrindą tam, kad jūsų jogos praktika vystytųsi pilnavertiškai ir eitų į gerą pusę. Tai vat. Ir labai dažnai šiais laikais žmonės, jie pradeda daryti jogos praktiką ir dažnai praktikuodami, jie net nežino, kad egzistuoja kažkokie principai, kurių reikia laikytis. O iš tikrųjų jų reikia laikytis tam, kad tai padėtų jum jogoje pasiekti geresnių rezultatų. Kokie yra jamos ir nijamos principai? Pirmasis principas – ahimsa, tai yra nekenkimo principas. Atsisakymas kenkti, nežudyk, nekenkimas visoms gyvoms būtybėms, neprievartos principas. Antrasis principas yra satya, tai yra tiesos darymo, tiesos sakymo, teisingumo principas. Trečiasis yra asteja, atsisakymas vogti, nevogimo principas. Atsisakymas imti to, kas tau nepriklauso. Tuomet ketvirtasis principas – aparigraha, tai yra nekaupimo principas. Penktasis principas – brahmacharya, tai yra juslių apribojimas, tai yra juslių įvaldymas, juslių supančiojimas. Tuomet čia pirmi 5 jamos principai. Tada toliau eina 5 nijamos principai, tai yra šaučia, tai yra švaros principas, fizinio kūno išorės švaros, fizinio kūno vidinė švara, tai yra vidinių organų švara, žarnyno švara ir taip pat minčių švara, šaučia. Tuomet kitas principas santoša, tai yra pasitenkinimo, pakankamumo principas. Tai yra, kai tu esi patenkintas tuo, ką tu turi. Tuomet trečiasis yra tapas. Tapas tai yra reguliari praktika arba reguliarios praktikos metu įgaunama tokia kaip praktikos tokia ugnis, jinai vadinama tapas. Ketvirtasis principas svadhyaya, tai yra savišvieta. Savišvieta nagrinėjant jogos klasikinius tekstus, nagrinėjant senovinius vedinius šventraščius, nagrinėjant tai, kas padeda pakelti tavo sąmonės lygį, kas padeda pakilėti tavo sąmonę. Ir penktasis nijamos principas tai yra išvara pranithana. Tai yra visos savo gyvenimo veiklos paskirimas visų gyvų būtybių geroviai. Arba, kitaip dar sako, visos savo gyvenimo veiklos paskirimas aukščiausiam. Tai vat, jeigu jūs praktikuojate jogos asanas, Patandžalis, išminčius Patandžalis, jisai rekomenduoja ir nurodo, kad prieš jogos asanų praktiką reikėtų įvaldyti ir jamos nijamos principus. Ir jeigu jūs praktikuodami jogos asanas sugebėsite pritaikyti šiuos principus į savo gyvenimą, be abejonės tai dar labiau patobulins ir jūsų jogos praktiką. Kadangi šiais laikais dažniausiai mes neturime galimybės praeidinėti visos 8-pakopės jogos sistemos nuo pirmo iki paskutinio laipto, todėl gaunasi, kad mes turime vienu metu daryti ir jogos asanas, ir jamos ir nijamos principus įvaldyti, ir pranajamas daryti, ir daryti dėmesio koncentracijos praktikas, tai yra meditacijos praktikas. Ir tokiu būdu mes po truputį vis labiau įvaldome
patys save ir tokiu būdu tobulėjame ir artėjame prie savo paties pažinimo. Tai va. Tai va, toks ganėtinai svarbus niuansas, jeigu jūs praktikuojate jogą, rekomenduojama papildomai pritaikyti ir savo gyvenime šiuos jamos ir nijamos principus. Tai dar labiau padės jums tobulėti jogoje. Iki.